Ilgalaikis stresas gali visiškai sunaikinti lytinį potraukį. Ir tai nėra psichologinis dalykas. 70% žmonių patiriančių aukštą streso lygį skundžiasi sumažėjusiu libido. Štai kas vyksta. Stresas aktyvuoja hipotalaмо hipofizės antinksčių ašį smegenyse. Ši sistema išskiria kortizolio hormoną, visišką libido priešą. Kortizolis stabdo testosterono ir estrogeno gamybą, o tai pagrindiniai seksualinio potraukio hormonai. Tai primena automobilio stabdžius. Neįmanoma vienu metu spausti greičio pedalo ir stabdžių. Lėtinis stresas tiesiogiai mažina limbinės sistemos, tai yra smegenų malonumų centro aktyvavimą. Žmonės, kurių streso lygis aukštas, turi mažiau seksualinių fantazijų. Gera žinia, 20 minučių meditacijos kasdien gali atkurti normalų seksualinį potraukį. Išmok valdyti stresą ir tavo seksualinis gyvenimas magiškai pasikeis. Jeigu nori žinoti daugiau apie savo kūną, sek mano profilį.